它主要以我们自己来调摄的为主要的手段。Taigi, Janšen pabrėžia savireguliaciją kaip pagrindinę priemonę išlaikyti savo sveikatą. Turime pradėti nuo savęs. 从而达到来颐养我们的生病，来防病、治病、预防为主。Taigi, reiškia, mes turime patys rūpintis savo gyvenimu, stiprinti savo fizinį kūną ir taip pat užkirsti kelią įvairiausioms lygoms. 所以中医养生呢，它主要就是以治未病。Taigi, pagrindinis Janšen tikslas tai yra užkirsti kelią lygoms, tai kitaip sakant, gydyti ligas dar iki jų nepasireiškimo. 那么中医养生呢，它主要包括有这些几大内容。第一叫经络养生。Tradicinės kinų medicina Janšen apima įvairiausius metodus, įvairiausius principus. Pirmasis tai yra vadinama meridianų Janšen. 第二叫体质养生。Antrasis tai yra kūno struktūros arba kūno sudėjimo Janšen. 第三叫饮食养生。Trečioji tai taip pat yra mitybos Janšen. 第四叫运动养生。Ketvirta tai yra judėjimo arba elgesio Janšen. 第五叫药膳养生，中药。Penktas Janšen rūšis tai yra vaistų arba vaistažolių Janšen. 第七呢还有排毒养生。Ir taip pat yra tokia Janšen, tokia kaip sritis kaip virusų atidolinimo, užkirtimo virusams Janšen. 所以养生的内容非常广。Todėl Janšen iš tikrųjų turinys yra labai platus ir labai reikšmingas. 它呢主要来自于中医里面的一个经典著作，叫《黄帝内经》。Ir iš tikrųjų vienas garsiausių tradicinės kinų medicinos kūrinių, kuris reprezentuoja tradicinę kinų mediciną, tai vadinasi Geltonojo imperatoriaus vidinis kanonas.